blembuką. Kamera jau sukinėjęs nuo kratimas. Nu ką, pradedam naują dienelę. Praktiškai baigiam atvažiuoti jau į sandėliuką. O Danieliai po kairę. Tiksliau, pačių Danielių nesimato. Tik aptvaras. Kažkada jau esam buvę tam sandėlį, bet jau seniai bebuvau. Prieš kokias jaučiu 3 savaitės minimum. Nes 2 pastarąsias visai kitur darbovaus. Jeigu nedaugiau dar nei prieš 3. Čia jeigu atsimenat, kur reikėjo nemažą gal atbalą stumtis, kur veidrodėlius abudu suskaldžiau į šakas. Ten toksai biškiai ir vingiuos šiek tiek kelsi ir tų elektros stulpų šalia kelia. Va čia mums į kairę, tai va nuo čia reikėdavo stumtis atbalą. Dabar, nu ne dabar, paskutinį kartą, kai važiavau, sutikau vietinį žmogelį. Ten namą turi, sodybą. Ir aš čia kaip tik atbalą stūmiau stovo keliu. Toks vyresnė amžiaus, nu senjoras jau. Susistabdins mane, Danieliai darbuojas. Susistabdins mane, sako, a tu vaikėlis, sak, čia atbalą visą kelią stumės. Sakau, ja, sak, nuo kur? Paskui viršui, kalniuką, kur sankryžikiai yra. Eik tu savo, nu aišku, nesakė, eik tu savo, keikės, rusiškai. Einam, sako, aš tau parodysiu, sako, pasižiūrėsim, sako, nu nesąmonė, juk yra vieta, sako, kur apsisukti. Nu tai įėjom, tai va leido įvažiuoti į pievą pas žmogų ir toj pievai apsisukti. Sako, eik tu man, sako, baisu žiūrėti. Numelavo vadyba man. Sako, bet tavęs nieks nebuvo tam sandėlį, aš matau, kai jau krūvos medienos nebėra. Gali, aišku, ir priekį važiuoti, apsisukti, bet gali ir čia. Tai va, mes važiuojam čia, apsisukam. Galėjai atbalas suktis, bet mes bandysim va taip apsisukti. Nu, tikėkime, nesiesam, nes jeigu siesam, bus labai negerai. Labai puikiai apsisukom. Blemba, čia nieka nebus tos medienas. Nes kažkas jau vežė. Vat apsisukom, bet aišku, kažkiek atbalą reikės vis tiek stumtis. Kas blogai, kad čia irgi tas pasukiuks toks yra, o vienoj pusėje yra toksai kaip ir nuolydis, griovys. Labai negali susisukti, susiskersuoti, kad paskui. Lemą tą priekabą, kai užknis, kitas iki vos pasakė, ėjau pradėti skersuotis. O kitas iki pasakė normaliai, žiūri, anu vis tiek tiesiai eina. Turi stipriau susukti, o kai stipriau susukė, jau tada ir mašina gali eiti kur nors į griovį. Ai. Iš toliau reikia pradėti, bet iš toliau blemba šakas kliūna. Tai biškį paskersuojam ir gal palei kraštą praeis žolikės. Gerai, einam. Gal atsidarykam langą. Taip. Tas, jeigu jau taip biškį tiesiau eina mašina,
duodi gazų ir normaliai pralipi. Jau biškis karsuojas prikabikė, nedaug, bet taip, čia buvo tara kažkada sukrauta. Nu, reik skambint vadybai, sakyt, kokius čia man jovalus kret. Bet kažkada klausiau, ne, bet tavęs nieks nebuvo čia, tam sandėlį. Čia matau, čia durungai tėra tos medienas. Oi, blecha mucha. Gerai, skambinam aiškintis. Nu vis dėlto nutariau neskambinti. Susikrausiu, važiuosiu dar į kitą sandėliuką, čia nėra labai tolins. Ten dar dasimesam. Nu bet čia šūdinai taip, kad tai padarė. Na ja, čia apsisukinėja, matos, va. Kažkas tam sandėliukė. Čia atbalą davė ir čia išvažinėja. Nes čia buvo krūva medienas prikrauta, čia mediena buvo, tai čia apsisukti nelabai buvo kaip. Nes čia ir, neatsimenu, kažkas irgi buvo. Tai va, liko kažkiek rastų, egliniai, nu pušiniai tai čia su kumpės, paskui su žaizdom. Čia žaizda, ten žaizda. Tas irgi toks palinkęs. Čia visi turėjo būti su kažkuo tai, su žaizdelėm. Ten taras keli pagaliai, beržinės, į malką. Paliks gal čia vietiniam kokiam gyventojui. Tai va, čia buvo sausuolė, gal 4 mašinas prikrauta. Kas čia belika, 1 rungs. Ir čia va buvo popiermedis sukrauts. Eglės popiermedis. Kas čia va belika? Šito eglės popiermedžio. Sakau, nepilni durungiukai. Ten tara buvo. Tara visą išvežiau. Nors irgi buvo palikta kažkiek. Ja, irgi šia rinka. Nes čia buvo ant tos taras sukrauts ir popiermedis eglės. Tai irgi jau yra išvežta. Nu ką, einam krauti, ne? Susimetėm kiek buvo, apsikarpėm šakas ir varom dabar į kitą sandėliuką dasimesti. Nes ten panašiai apie rungą buvo likę, tai gal užteks. Gal, nu, užteks, neužteks, jau kiek bus, tiek bus. Jau tikrai į kitą dar vietą nebevažiuosim. Dasimesti ten kažkiek, blembačkai užknis, šalia šakas. Na, bet tam sandėlį jau viskas. Lika keli rastai ir grubiai rungs to blemba sausuolė.
Toks jausmas, kad ausinė išsijungia. Taip, įjungiam. Nu, jungiasi, nesijungia. Navigacija blūdį. Nemato to kelio, kur važiuojam dabar. Rodo, kad per mišką važiuoju. Netoli tas sandėliuks yra sekantis už 10 minučių kelią, tik tais tai. Tai čia joks palyginus. Tik tiek, ką vėl ten irgi. Tas apsisukims toksai yra prastesnis, o dabar dar biškį plus pasikrovęs esu, tai... Na, bet apsisuksim. Ne pasaulio pabaiga. Svarbu, kad nebūtų nieks įlindęs į tą sandėlį. Taip. Ant mašinas užtenk tiek, kiek yra. Nu, kažkokia išlindus. Arba vėl, kaip visad, per veidrodį atrodo didesnė yra iš tikrųjų. Tai va, nepaminėjau. Su to visų popiermedžiaglės važiuosim į Klaipėdą. O iš Klaipėdos greičiausiai, ne greičiausiai, o kilsam į Skuodą, į Salonus. Ten yra klientas sandėlys. Tai va, nuvažiavus reiks skambint vadybai, ką vežam. Kas ten yra, do mediena. Nu va, atvažiavom, išsėmėm leidimuką, sunkvežimis, mašinos numeris, kaip gerai. Išsimatavom ir dabar reik laukti žinutės, SMS-kės, pajudėti į patį terminalą jau, išsikrauti. Sakė, šiandien buvo atvažiavę čia į aikštelę LTSA atstovai ir išsivedė vieną miškovežį pribubintą medienas. Tai va, kartais pasitaika, va, kaip anąsyk atrodžiau, kad lika pusė runga, nu kaip ir blemba sarma, tai yra palikta pusė runga. Čia kaip valgant, liek 2 šaukštai, nu jau atrodo privalgėsiais, bet lika 2 šaukštai, nu blemba, juk nepilsi lauk, nu reik suvalgyti. Taip ir čia. Lieka kažkiek tos medienos, nu nepaliksi, nes jeigu palikt, reiks atvažiuoti dar kartą kažkam tai į tą vietą. Ir dėl pusę runga nieks realiai nevažiuos. O palikti irgi, nes šis ne tas, tą pusę runga ten miške pūti. Tai vat susikrauni, pažeidi kitas taisyklės. Na vai, tokias bėdas gaunas, pasaka be galo. Nu, pagaliau iškrovė. Blemba, 1,5 valandas reikėjo pralaukti, kol gavau žinutę, kad galiu įvažiuoti į teritoriją. Nu, įvažiavus jau laukia traktorius. Beveik toj vietoj, kur reikėjo iškrauti. Tai kaip ir neblogai. Bet lauktai net matuotais neskubėjo eit matuoti kitų mašinų, nes matyt kažkas tai buvo, kad toksai laukiams vyka.
Gerai, galim dabar jau prisistek diržiuką. Turbūt lipti nebereiks laukt. Galim leidimuką suplėšyti, nes vienkartinis yra tik. Taip. Kiek mašinų? O, daug lauk, daug. Nemažai mašiniukų. Tai va, o dabar jau kaip minėjau, kadangi užsikrovėm, galim važiuoti sekantį sandėliuką. Sandėliuks yra už Skuodą, už Salantų, praktiškai prie Salantų. Ten gal 5 km nuo Salantų. Aišku, ten yra kažkoks kaimas, bet ten lentelė yra, gyvenvietės, balta lentelė, o sodybos ne vienos nemačiau. Gal kažkur miške yra. Įdomiai taip. Aišku, yra tų kaimų išmirusių, kur ne vien žmogus negyven. Jeigu kas pravažiuoja, turbūt esat matę, kad ir stotelių yra tokių, kur visiškai nebenaudojamas. Aišku, stotelių nenaudojimų daugiau nei išmirusių kaimų. Bet ir tų jau sparčiai mažėja, sparčiai. Jaunims nenori eiti kaimą gyventi, ką ten eisi, kai nėra iš ko gyventi. Darbų nėra. Kaime, ta prasme, miestos, aišku, darbų yra. Bet miestos labai liaudės išrankiai yra. Bet kokią darbą nenori dirbti. Aišku, čia kiekviena asmeninis reikalas. Ką tu nori dirbti, ką tu nori uždirbti ir taip toliau. Nu va, pasikrovėm. Linuot pradeda. Nu, tokia lengvuma mediena. Čia tam antram sandėliukė buvo 2 sausuolė krūvas. Viena matos tokia biški šlapesnė, o kita tokia, nu, visiškai sausuolis. Nu, taip, sakau, reikia visiškai sausuolį krautis. Dėl svorio. Patogiau pačiam. Nu, tai va, pilna. Ir dar leisna svorio nepasiekė maksimalus. Tai džiugu. Ir kiekis nemažas gaunas, ir svorio nėra, tai liuks. Dabar blemba čia tuo keliu nesuvažiavęs, tai su baime važiuoju pagal navigaciją. Nes jeigu važiuot per ten, kur atvažiavau, gaunas belė koks vingis. O per čia daug arčiau, bet čia kelias, sakau, nežinoms toksai. Nu, žiūrint į kelią, tai nėra prastas. Žvyrkelis do žvyrkelis. Yra į blogiau buvę, stipriai blogiau. Čia nėra ko dėjot net dėl to. Bet neaišku, kaip paskui išves. Nes kartais būna taip, ką rodo vienokį atstumą. Ir, sakykime, sugaišti ten tiek ir tiek laiką, bet realiai važiuodam sugaišti daug ilgiau, nei važiuodam su to ilgesniu keliu. Tipo ilgesniu. Nu, gal ir ilgesnis kelias, bet laiką atžvilgiu gaunas kitas iki atvirkščiai. Ypač jeigu yra va tokių žvyrkelių, daug vingių visokių, nu, tai vis tiek. Aš bent jau 90 ar ten 80 ada kažkiek nelieku tokiais keliais. Daug posūkių, tai pristabdinėti reikia. Gerai tiek, nors masės nėra, svorio daug. Nes, sakykime, kitas sykį, jeigu jau ant viršaus sunkesnė mediena yra, tai ta priekaba labai jau pradeda linguotis, tai irgi taip baugu. Blemba tų erelių vanagų, ko čia pilna. Taip, mums į dešinę. Na va, toks posūkis ant posūkio. Gerai, ką nors to greičio nėra. O kitas iki asfaltų važiuojant būna va tokių vingių daug. Tai ten tai jau neįsibėgėti, nei ką. Nematai, kas ten daros už to vingę, už to posūkio. Tai va, lekam į Menčius. Nu, į blemba atvažiavom į Menčius. Apsauginis saka, tau padanga tuščia.
Tai reikia žiūrėti dabar. Piršnės apsimauti. Ryte tikrinaus, viskas normaliai buvo. Galbūt, aišku, kad pasigavau kažką padaužius, tai nesijau tokia dalyka, kad būtų tuščia. Taip. Įvažiavus šitos pusės. Kadangi pakrauta buvo vis tiek, tas svoris yra, tai... O, blemba. O, disks trūkęs. O, tai tau. Matos? Per pusę disks pertrūkęs. Eik tu savo. Nu čia tai geras, nu blecha. Ai, dabar, kaip sakant, paspaudžiau tą mygtuką, kur pasi. Nu ką reiks? Dankratą traukt. Imt zapaskį ją apačią dėti. Turėsim garbaus laiką pasikrušti. Nu va, nusijėmėm pagaliau. Parodė tą grožį visą. Visas nukritęs. Nu, da gerai, čia laimingai baigėsi iš tikrųjų, kad padangų nesuėdžiau, kad ta padanga neprakiurdė tos. Čia jau blecha mucha. Reikalai. O dabar nusiimt zapaskę, su libiotke nusileist, tiek belika. Užsidėti ir važiuoti darbus. Nu va, pasikeitėm, užsidėjom ratą, o gerai, kad pamačiau. Reikia uždėti kaupoką, disko kaupoką, ventiliai dangtelį, nes blemba, kai dėjau matyt ratlankį, nematyt, o iš tikrųjų, kai dėjau ratlankį ir nulaužiau ant prailginimo, tai paskui vėl bus bėdų, kai reiks daputinėti, jeigu reiks. Taip, čia tai jerunda, bet dabar kur tą padangą reikia dėti, ratą suskaldytą. Blam, kas sunkiai sukas. Gerai bus, apsivalom į skudurą. Taip, čia uždėti jau nebepavyks, oi. Nei to užkiš, nei to. Taip. Kadangi yra jau be skelių, nebėra kaip pritvirtinti. Reiks dėti čia ant diržą. Ta blemba. Atsigėriau butelis pyst ant žemės. Jau, akmenuką pyst. Įbėg vanduo. Kažkokia matyt čia ženklas man. Kažkoks tai keis darbą ar kažką. Na va, pagaliau baigiam darbus, galim važiuoti į trasą. Sukaitau. Jėzus Marija, prakaitų 19 000 išbėga. Buvo ką veikti. Senai bebuvo tos krušliavos. Yra užgaišti, ta prasme, laiką, blemba, kol pasikeitė, tai su ta mėsmalė, kol išsitraukė, kol prasisuki varžtus, nes vis tiek su pneumatiniu užsuktas būn, tai jau su raktu paprastu nelabai reina atsukti. Gauni mėsmalę trauks, ta mėsmalė ten, nu vėl, kol ana išsipakuoji, kol išsitraukė tą mėsmalę, ten visas dėžės nusikraus tik. Išsitraukti, nes ta mėsmalė irgi nėra taip, kad uždėjai ir valio, kaip automatika, ką veiktų, su rankikėm pįst. Dar plus, kadangi barabans pertrukęs nu iš vis nutrūkęs tas visas tvirtinim, sakykam. Tai su diržu, kol prisitvirtinau ant priekabas to dišliaus,
Užsimečiau ant pačios priekabas, nėra kur mesti. Nu, tik jos nepamesu. Šiaip su vienu dideliu diržu pritvirtinau. Ir dar su mažiuku prisitvirtinau, pritraukiau. Nu, bus matyti, kaip čia. Gal ne taip biškį padariau, dabar galvoju. Reikėjo gal biškį kitaip mažiuką diržą užsidėti. Nes taip ant gali blemba man važinėtis. O važinėsis, jeigu tai nupjaus tą diržiuką. Nu, nuvažiuosiu, pasitvarkysiu. Dabar neturėčiau pamesti. O paskui, jeigu bus jau matyti, kaip ten kas ten. Tai va, įvažiavau blembai ant svarstyklių, sakau, tas security guard, sako, blemba, sakau, padanga tuščia, toks jausmas. Paspardžiau, nu, sakau, lyg ir ne. Nes, sako, blemba, važiuoju į tą padangą, sako, tau tokia. Jis taip žiūriu, nu, blemba, na, tokia, nu, matos, kad biški aukščiai skiras. Tai išorinė padanga vienai ant žemės to, o ta taip čiučiut aukščiau. Nu, blems, ko reiks išvažiavus pasitikrinti, užsidėti, prasipūsti, pasitikrinti, ta prasme, orą. Nu ir išsitraukiau montiruotę, sakau, padaužyti, taip padaužiau lyg ir kietą, bet taip lyg ir sujudėjo, tas, nu, visas rats. Kaip čia dabar, taip pajudinu, akurat juda. Nu, blemba, galvoju, padanga, kaip čia, nusimontavo ir pilna orą. Paskui žiūriu, kad ten diskas pertrūkęs. Tai va praeitą savaitę vieną diską įtrūkusi radom ant mašinos. O čia jau matyti seniai tas nutrūkęs buvo. Blemba, čia sėkmingai, kad visai neparėjo. Ir grubiai ant vieną ratą ir te važiavo. Nu, ta prasme, svorį laikė. Nes priekinė ašis, kad būtų galinė, tai dar, nes ten vis tiek. Daugiau padangų, daugiau ratų, daugiau to ploto atsiremiančio. Blemba, kad traškin. Lūpos net kaip pradėjo. O dabar geriau šnekėti. Ir da, blemba, atsigėriau ant dišliaus, pasistačiau butelį, tas taip parkrita pradėjo rėdėti. Sakau, blemba, neskubėdams taip pagaudžiau. Bumt ant žemės. Žiūriu, čirkšlikė tokia vara. Nu jo, tararai. Sakau, čia kažkoks ženklas yra. Ar šiandien dar bus baigta, ar aplamai dar bus baigta, ar užsibūt, kad kažkas gali vykti. Nežinosim. Tai va, gal persipilt mineralinį kitą butelį. Nes iš to ten irgi nubėga biški. Aišku, ta skilikė nedidelė, bet kadangi gazuots, pasivertė į purškį iš karto, tą vandeniuką. Tai va, dabar esu jau be zapaskės, tas ir negerai. Reikėjo sakyti vadybai, kad planuotų kelionę man į bazę, nes reikia ratą kitą užsimesti. Padanga gera, visas tvarko į ten su tą padanga, bet varatlankė jau vsio, reiks naują. Nu ką, baigęs šį dienelį, pasikrovėm, apsivalėm kelią, užsidarėm čia užuolaidas, užsipildyti popieriukus šios dienos ir galėsit ilsėtis. Tai pravažiavom 550 km šiandien, visai taip neblogai. Pakankamai retai man būn, kad tiek praminčiau. Lemba, jėkis pripatė. Visokį pjuvenų smėlę. Dabar kaip ir nebely, bet to sausuolė labai jau tų visokių pjuvenų puviekų visokių priputė. Tai dabar akis peršt biškį. Pasidėti reikia, paskui užsipildysiu.
Jo, tai šiandien kažkaip biški išvargina į tas vairavimus toks. Ir aišku, labiausiai tas rato pakeitims pats. Atrodo 2 valandikės, kas čia tokia, bet vis tiek. Tas intensyvus prakaitavimas davė savo. Jo, rytoj sakė greičiausiai į Šilalę reiks reisiuką padaryti, gal į Klaipėdą, į Malkų įlanką. Ir poryt kelionė į Gruzdžius bus dar. Irgi žadėjau skaityti iš to sandėlio, bet meluoju, bus iš Kretingas į Gruzdžius. Parvežti reikės klientai medienas, pats atvažiuos į Kretingą, apsižiūrėti medienas, parodys pirštų, kurią medieną, kurios rastos reikia vežti. Blemba, jėkis, ką privarė. Kuo labiau trini, tuo labiau niekšta atrodo. Bais. Neturiu jokių lašų prasiskalauti. Reiks nusipirkti savaitgalį. Nes kartais būn, kai pavargsta akis, vis tiek kokie lašai lašinį būtų neblogai. Tai va. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio karto.